Labas žiūrove! Šiandien laidoje kalbėsime apie emocinės sveikatos gerovę. Pirmoji mūsų pašnekovė Aušra Stančikienė. Emocinė gerovė pirmiausia tai yra ta stiprybė, tas stiprumas, tas atsparumas gyvenimui, kuris neleidžia subyrėti. Yra toks žodis reziliencija. Tai kai klausia ar studentai paskaitų metu, kas tai yra visada aš pavyzdį sakau apie duris ir spyruoklę. Jeigu yra durų spyruoklė įsitempiusi ir duris nuo kiekvieno vėjelio net skersvėjo nereikia, jos bumsi ir nervina. O jeigu spyruoklė yra tvirta, vyriai tvirti, tai nors uraganai, namas nugrius, tai duris su tuo namu, bet duris atskirai nenugrius. Pirma, kokie požymiai yra atsparaus žmogaus? Atsparaus žmogaus pirmas požymis yra tai, kad jis pažįsta save. Antras dalykas, kad jis nebijo būti toks, koks jis yra, būti ne tik su savimi, bet būti ir su kitais. Ir kiti gali priimti tik tada žmogų, koks jis bebūtų, tada, kai jis savęs nebijo, kai jis save pažįsta ir yra tikras savimi. Antras požymis yra emocinė ir dvasinė būsena, leidžianti žmogui džiaugtis gyvenimu. Nes mes labai dažnai būnam tokie, normaliai, ar ne, kai klausi, kaip? Normaliai. Tai va, tas normaliai yra apie nieką. Ir dar vienas yra požymis emocinės gerovės, kad žmogus pats gali daryti sprendimus ir už juos atsakyti. Ir dar toks vienas iš požymių yra, kad priimti gyvenimo sunkumus, kurie nutinka kiekvienam gyvenime ir beveik kiekvieną dieną, gyvenimo iššūkius ir naujai džiaugtis išgyvenus, neužstrigti, neužsiimti savigailą, neužsiimti saviplaką, ar ne, pasiėmus menamą botagą ir sakyti, koks aš čia šioks, koks anoks. Tame dar labai svarbu išmokti nesilyginti su kitais, o lygintis pačiu su savimi. Tai yra pagrindiniai dalykai, kurie pasako apie emocinę gerovę. Ir jeigu nors viena sritis sušlubuoja, tai reikia pasiimti ir lipdyti ją, užlipdyti, kad nebūtų tuštumų. Pasikelti karūną nuo grindų. Karūną nuo grindų pasikelti ant galvos ir užsidėti. Bet be puikybės, o su pasidžiaugimu. Jeigu nešneka tie, kurie turėtų šnekėti, tai verslas imasi iniciatyvos visada būdamas prieš akiją, ar ne? Kodėl su karantinu tai atsitiko? Todėl, kad jeigu kažkas, kaip pats sakai, per paskaitas kalbėdavo apie tai, tai buvo teorija, kuri, gal su manim nesusijusi. Tai karantino metu mes kiekvienas, absoliučiai nuo mažutėlio iki seneliuko, pajutome, kas tai yra. Pasimatavom per save, kasgi tai yra emocinė gerovė, kas čia nutiko, kad man yra negerai. Tai jie, nežinodami, kaip pasakyti, suprato, kad yra negerai. Tai negerai, todėl, kad mes neturėjome santykio. Santykis nudžiuvo ir mes išdžiuvom. Tai SMK nėra išskirtinė vieta lyginti su bet kur kitur, bet aš labai džiaugiuosi, kad yra išskirtinė vieta. Todėl, kad apie tai mes kalbam, apie tai mes drįstam kalbėti, apie tai mes dalinamės ir klausiam vieni kitų ir bandom dėlioti taip, kad būtų dar geriau. Ir mūsų šūkis, kurį kiekvienas moka mintinai ir prisijaukinome jį, kad čia gera, tai nėra apgaulė, nes taip yra iš tikrųjų. Nes taip yra iš tikrųjų ir kad būtų dar geriau, kad jaustų tą gerumą kiekvienas naujai atėjęs, kiekvienas svetys užėjęs pas mus, mes visgi dar turime ką veikti. Mes turime galimybės keistis, pasikeisti, tvirtėti, stiprėti ir tą stiprybę dalinti. Man gera, aš galiu atsakyti, kodėl man gera, kada būna man gera ir kodėl gera čia.
Man gera ten, kur yra laisvė. O čia yra daug laisvės. Čia yra laisvė ir įėjus pro duris esam, ką jie alsuoja. O kiek mes gebame būti laisvi, tai priklauso nuo mūsų kiekvieno. Antroji mūsų pašnekovė Marta Garnak. Marta yra dizaino studentė, tačiau jau turi savo dėstomą dalyką. Marta pasidalins, kasgi dedasi studentų galvose prieš sesiją ir kodėl yra svarbu domėtis emocinę gerovę. Tai mano asmeninės įžvalgos, kadangi esu labai aktyvi ir šiaip savanoriauju daug ir bendrauju su studentais, tai iš tiesų į patį mokymosi procesą įsitraukia gan aktyviai, tačiau žmonės nedrįsta ir turi tam tikrų kažkokių nusistatymų, blokų ir jiems yra dar nedrąsu. Ir matosi, kad noras yra dalyvauti aktyviai ir net lankyti paskaitas ir dalyvauti tam visam procese. Tačiau norėčiau paminėti, kad dauguma studentų reikalauja apskritai ne tiek teorinės medžiagos, o kiek praktinės. O grįžtant prie klausimo būtent emocinės būklės, tai ką pastebiu, dažniausiai kol kas su emocinė būklė yra ne visai gerai. Iš savo asmeninės patirties kalbu, kadangi ir atėjau su šiuo tikslu apskritai kalbėti apie savo jausmus ir emocijas, tai kol kas žmonės net neįsisąmonina ir net nepagalvoja apie tai, kaip jie jaučiasi ir panašiai, o dažniausiai tai neigiamos emocijos. Tačiau, aišku, atsitinka, kai kažkokie maži laimėjimai nutinka, mokslas ir panašiai, tai žinoma, džiugesys ir malonus jausmai. Bet bendra emocinė būklė yra patenkinama. Dažniausiai tokios emocijos vyro dėl būtent mūsų praeities, kas vyko, tai tarkim mokyklos, darželiai, tėvai ir, ta prasme, mūsų ta pirminė nuostata, su kokia mes ir ateiname, taip ir atsitinka, nes iš tiesų, SMK siūlo visas, daug privilegijų, daug galimybių ir tiesiog, kol kas žmonės turi daug stopų tam tikrų, kurie, trikdo jam pradėti tokį visavertį gyvenimą. Aš turiu tam tikrą savo techniką, tai tiesiog pailsėti būtinai prieš egzaminą, pasiruošti, turėti tam tikrą laiko tarpsnį, per kurį mes pasiruošėme, jį tikrai žinoti, nes kažkas ruošiasi prieš 8 valandas, pasilieka kažkas savaitę. Tai susirasti tą optimalų laiką, bet visą laiką prieš egzaminą pailsėti, kad tiesiog mūsų kokybiškas būtų efektyvus parašymas to darbo kolio, nes kitaip niekaip be poilsio ir tiesiog turim kartais atsitraukti, kad kažkas pavyktų iš tiesų. Tai ir nepušinti savęs, tai tiesiog pasitikėti savo jėgom, nes kiekvienas mes turime didžiulį potencialą įveikti tam tikras darbus, kurie šiuo metu vyksta mūsų gyvenime. Taip, tai paminėsiu labai svarbų aspektą, tai yra sportas. Iš tiesų, aš kiekvieną dieną stengiuosi kažkaip aktyviai kažką veikti, kadangi vaikščioti arba ten, tarkim, aš pasirinkau savo mėgstamą sportą, tai yra pilatesas. Ir aišku, kokybiškas poilsis, kokybiškas maistas. Ir tiesiog, tai ir motyvuoja. Pagrindiniai 4 faktoriai kokybiškas, miegas, sportas, maistas ir poilsis, kas man padeda. Taip, tai mano dėstomas dalykas su kartu pagalba dėstytojas ir mano kolegos, tai mano yra kūrybiška saviugda pavadinimu. Pradėti šį dalyką dėstyti įkvėpė būtent mano moterų klubas, kurį aš prieš tai jau įkūriau ir kur padėjau, tiesiog mano kaip ir to moterų klubo palaikymas ir įkvėpė toliau įnešti gal ir jaunimui tai veikla bus aktualiai įdomi, tiesiog domėti savo emocinę būklę ir kažkaip savo padėti, motyvuoti ir panašiai mokytis. Tai tas labai ir įkvėpė, kartu susiradau kolegą Mantą Buzunovą, kuris man padėjo įgyvendinti šį projektą.
Ir šiuo metu, aišku, susidariom su daug tokių iššūkių. Man kaip jaunam žmogui suprasti, kad dėstymas yra didžiulis darbas, didžiulis savęs atsidavimas ir apskritai turi daug sukaupti patirčių žinių, kad ištransliuoti jaunam žmogui, nes vis tiek įvyksta toks disonansas jaunam žmogui, kad aš ateinu ir prieš mane stovi net jaunesnis asmuo, nei aš esu pats. O mano užduočių principas tai yra viskas per patirtį, tai aš suteikiu savo asmeninių daug priemonių, ten pieštukų, akvarelės, visokiam tokiam priemonėm, kad žmogus per interpretacijas save išreikštų kaip asmenį ir padedu tiesiog pastebėti kai kurias stipresias pusės ir kai kurias silpnasias tiesiog priimti ir su jomis išmokti, kaip ir gyventi. Tai man atrodo, aš ten įžangoje kaip ir suprantama, kad su dėstytoju, gal Kristina paminėti, jo, kad vyksta SMK auditorijose, kaip įprasta, visą laiką dalyvauja, aišku, tame procese Kristina Kelerinė, kaip pagalbininkas, kaip padeda, jeigu kažkokia situacija ir panašiai. Tai o būtent mano užsiėmimai, tai vyksta Užupyje. Taip, Užupio gatvė 16, kiekvieną sekmadienį ir šeštadienį 12 valandą, tai galite jungtis. Iš tikrųjų dar nebandžiau, ateina pagrinde panelės moteris, tai nuo 18 iki 25, tai merginos, žodžiu. Tai susirenka ir kviečiu labai jūs prisijungti. Taip, yra labai simbolinis mokestis, kadangi aš teikiu drobeles, tai yra 10 eurų ir taip pat dar pradėjau tokį naują formatą, tai individualios, nes yra merginų, kuriuom individualiai patinka dirbti, tai joms kaip ir 15 eurų kainuoja ta individuali, kol kas yra simbolinė kaina. Tai ar grupinis užsiėmimas 10 eurų, o kaip ir individualus 15. Tai kadangi nepaslaptis, kad visi mes susidurėme su tokiom problemom ir tikrai aš nesu aš irgi susiduriau su tokiom problemom, tai tiesiog atrasti savo palankę rutiną, kur tu gali tiesiog, tu jautiesi gerai, ten, tarkim, susidėlioti veiklos planą ir tiesiog bandyti veikti. Einu, siūlo man kažką pasavanoriauti. Eik, tu, ta prasme, gali tiesiog surasti tokių nerealių pažinčių, kad tave tiesiog ves tas kelias ir tu net nesuprasi organiškai, kad tave prives prie tavo kažkokio tikslo, kuris jau formuosis ir panašiai. Tai tiesiog eiti, nesustoti, bandyti, ilsėtis ir tiesiog, kol mes jauni turim imtis visų galimų galimybių, kurios mums tik duotos apskritai. Tai ir norėčiau labai padėkoti SMK už puikias galimybės, tai aukštąją mokyklą. Na ir trečioji mūsų pašnekovė šiandien yra Kristina Kelerinė. Kristina dėsto bendravimo psichologiją, tačiau šiandien su mumis pasidalins patarimais, kurie tikiu jums bus naudingi. Puikiai atsimenu, kaip važiavau savo pirmą paskaitą. Aš dar turbūt atsibudus, to streso buvo tiek, kad galvoju, o Dieve, kaip čia, kas čia bus. Ateinu ir ta už nugaros didžioji auditorija buvo 80 studentų, pirmo kursą. Ir iki to pirmo įkvėpimo, iškvėpimo man ten viskas su manim vyko, ta nežinomybė, o kaip bus, kas bus, bet kai pradėjau kalbėti, aš supratau, kad wow, jie girdi, jie šypsos, jiem irgi buvo viskas nauja, taip kaip man buvo nauja, nes pirmą kursą pradėjau dėstyti. Tai antrą kartą aš gerokai drąsiau važiavau, aš pasimatavau, supratau, kad daug, tiesiog tyrinėjau, jie mane tyrinėjo ir aš tyrinėjau ir dalykai vyksta. Ir tie studentai, ypač vyrukai, kurie sėdėjo pačiam viršui, dažniausiai tai būna su kiekviena paskaita leidosi ir po to aš turėjau savo pirmą eilę tų, kurie nusileidę, mes turėjom labai fainą pokalbio ir tų temų ir asmeninių klausimų ir per pertraukas, ir po paskaitų, ir aš iki šiol jas sutinku, klausiu, kaip jiems sekas ir kaip vyksta dalykai čia. Pirmiausias dalykas - nepamiršti kvėpuoti. Ta jau visi turbūt žino, bet vis tiek mes pamirštam. Jeigu atvirai, prieš atvažiuojant čia, aš mašinai kvėpavau. Ir kvėpavau ne šiaip savo, kaip aš kvėpuoju, o kvėpuoju tais pilnais plaučiais ir sąmoningai aš tai darau.
Užtenka 2 minučių sąmoningai pakvėpuoti ir tai nežinau, kiek kas besakytų, bet tai yra tiesa. Ta prasme, kai tau stresas, kai adrenalinas kala per visus įmanomus tau galus, mes pamirštam tai daryti, pas mus viskas kyla, užstringa va čia, ne, mes iš žodžio pasakyti nebegalim, bet kai tu kvėpuoji, tu visą savo energiją ją realiai iš apačios į viršų prasinešioji ir grįžtam į save, nes mes būnam išėję iš savęs tuo metu. Aš dažnai studentam kartais sakau, o kas blogiausia tau gali nutikti? Iš vienos studentės esu sulaukusi pasakymo, kad sako, aš galiu nualpti. Sakau, žiūrėk, ramiai, bent jau aš asmeniškai, nežinau kaip kiti dėstytojai, esam praėję pirmos pagalbos, tau nieko nenutiks, yra šalia žmonių, tam viskas bus gerai, tarsi mes tavim pasirūpinsim. Ir ant kiek tau svarbi tavo aplinkos nuomonė, ne? Ar yra nors vienas žmogus, kuris tau gali sąmoningai pakenkti? Tarkim, tu ten išėjai, nėra. Kai tu visus savo trikdžius iš čia pašalini, tiesiog. Tai ta baimė yra, visą baimę mes susikuriam savo galvoje. Jeigu mes per dieną turim mūsų galvoje prasisuka apie kokį 100 000 minčių, iš jų didžioji dauguma, 95%, nenutinka niekada gyvenime. Mūsų baimės ir visi dalykai va čia vyksta. Tai kai tu tai suvoki, kai susinstaliuoji, kaip aš sakau, mes, tarkim, esam kompas, ne, ir mūsų čia, kaip mūsų operacinė visa sistema kompiuterio. Mes negimstam turėdami mūsų minčių filtravimo sistemos appsą, kaip aš sakau. Ta reikia susinstaliuoti patiem kažkurio gyvenimo metu. Tai kai tu suvoki, kas vyksta ir kaip vyksta, stop. Įjungiam, paspaudžiam mygtuką savo toj minčių filtravimo sistemoje ir aš neleidžiu tam ateiti. Tai, bet čia reikia su laiku išmokti daryti, didžioji dauguma gyvena labai nemąstydami, ne? Tai kaip pradedi filtruoti savo mintis ir tų baimių mažiau nutinka. Ir bet kokiu atveju nebijot klyst. Nebijot klyst, nes per klaidas mes mokomės, ne? Mano galva apskritai, tu turbūt, mes labai skirtingi ir labai skirtingai tą bet kokį stresą iš viso pergyvenam ir jį kas kaupiam, kas nekaupiam ir kiekvien žinom, ne? Tai tiem, kuriem tikrai labai baisu kažką daryti, prieš žinant, kad bus labai baisu, tai jūs bent jau tą pačią dieną nebekalkit, nebežiūrėkit, nebėra prasmės, neveikia smegenis taip, tai ar tu įsidėsi į galvą, nebeįsidėsi. Aš, ką esu minėjus, turbūt dieną prieš jau reikėtų daryti viską, kas tave tiesiog nuramintų. Ką tu mėgsti? Ar tu eit pavaikščiot, ar paplaukėt, ar su draugais, nežinau, patūsint, tebūnie, atsipalaiduot. Bet tai dieną prieš jau daryti, kai tu žinai. Bet sąmoningai, per negaliu, nes prisiversti reikia. Kai aš darau per bijau, tas pasitikėjimas ateina. Aišku, lengva yra sakyti, ne? Bet su kiekviena praktika taip yra, galiausiai pasifilmuokit, prieš draugus pasitreniruokit, prieš tėvus, prieš kažką, reikia gintis diplomų, kalbą rėžtą, ne, kažkokią. Su savim pasikalbėkit, prieš veidrodį, katinui šuniui pasakykit, jeigu bijot suklysti, ne, bet o kas gali nutikti, nieko. Visi klystam, ne, suvoktas, ta prasme, kiekviena klaida mus moko kažko ir tu būsi įveikęs dar kažkokį vieną barjerą, tai padaręs. Labai svarbu yra 2 dalykai - savivertė ir pasitikėjimas savim. Jie nėra viens ir tas pats. Savivertė yra apie tai, kiek aš pats save vertinu, ne, ir kiek aš save suvokiu kaip tą tokį pilnavertį žmogų, kuris esu toks, koks esu. Nėra antro tokio. Pasitikėjimas savim yra pasitikėjimas savo įgūdžiais, ką aš darau gerai. Ir to pasitikėjimo savim natūraliai pa žmonės atsiranda su amžium. Kuo daugiau įgūdžių, tų skilsų vadinamų, tuo to pasitikėjimo ateina. Ir tas turi labai didelės įtakos savivertei. Čia mes dažnai susiduriam su to imposterio sindromu, kas yra apie tai, kad kiti mane vertina, bet aš savęs dar nevertinu. Ir man visą laiką atrodo, kad aš nepakankamai gerai gebu kažką daryti. Tai čia yra tiesiog praktika, ėjimas ir darimas. Ir per tą darimą, per tą ateina ir pasitikėjimas ir ta savivertė nutinka. Tai pažiūrėkit, kaip eina gatve žmogus, kurio savivertė labai aukšta ir jisai pasitikė. Jam nieko sakyti nereikia. Jis vien tai, kaip jisai stovi, kaip jisai įeina į pastatą, į bet kur į auditoriją, viskas yra aišku, ne? Ir tai nutinka, kaip ir sakiau, su praktika ir su amžium ir natūralu, kad
kai aš esu studentas, aš jos neturiu, nes aš neturiu gyvenimo patirties tiek daug, aš nedirbęs tiek daug darbų, nesutikęs tiek daug žmonių. Bet labai svarbu nebijoti eiti bendrauti, būti bendruomenėse, veikti dalykus, nežinau, studentų atstovybėse ir visur kitur. Didžioji dauguma, ką mes dabar turim iš studentų, turim labai bijančius tiesiog bendrauti. Ir va čia yra problema. Geriau pabandyti, negu nepabandyti. Ir kaip aš įgausiu tos patirties ir drąsos. Nu, va tik per darymą ir tą drąsą, ne? Ir didžioji dauguma studentų nelinkia ir jie apskritai dabar, kai ateina, jie sėdi, tarkim, pirmo kursai, jie susėda po vieną, jiem nedrąsu net susipažinti. Kai paklausia, ar nori, noriu, bet ką tu dėl to padarai, nieko. Tai kaip tau gali nutikti kažkoks su kažkuo mane ryšys bendravimas, kai tu net nedrįsti akių pakelt į žmogų pažiūrėti. Ir tas tiesiog pažiūrėjimas kitam žmogui į akis yra labai labai svarbus. Prisiminkit save, kai nutinkat pirmą kartą kažkokio. Va čia, ne, kaip greitai aš gebu adaptuotis ir pristaikyti naujoje aplinkoje, į naują grupę, į naują kolektyvą, į naują darbą atėjęs, kaip aš ir kiek esu atviras, kad kiti mane pakalbintų, prieitų ir kad aš jausčiaus gerai. Labai svarbu yra įsivardinti pirmą žingsnį. Jeigu aš noriu kažką pakalbinti, o tai tas mano mažas žingsnelis, ne? O nuo ko pradėti? Kai tu įsivardini savo pirmą žingsnį, tau tampa lengviau. Kad žiūrėk, jeigu aš noriu man patinkantį žmogų pakalbinti, ką aš galiu padaryti? Kai aš įsivardinu, gal sužinoti jo telefono numerį, ne? Gal nereikia man gyvai kalbinti. Tai sužinau telefono numerį, kaip? Nu, čia jau kiti niuansai, ne? Ir tai pradėti kalbinti. Nu, čia žodžiu, tas pirmo žingsnio įsivardinimas yra labai svarbus. Kažkaip ten, per kažką, jeigu nedrįsti tiesiai akis. Jo. Labai neseniai kalbėjom apie vertybės ir aš studentų klausiau, kaip galvojat, SMK, kokios yra vertybės. Ir tai jie ten taip visko susakė, bet daugumai čia yra gera, tie, kurie ateina būti, yra gera, nes aš manau, kad ir dėstytojam čia yra gera, ne? Apie ką man yra SMK ir kodėl čia man yra gera, todėl, kad man atrodo, SMK esminė vertybė yra laisvė. Laisvė kurti, daryti dalykus taip, kaip tau noris ir kiek tu įsivaizduoji. Ir atitinkamai tą laisvę turbūt perduodi ir studentai jaučia. Tai vat gera čia yra kvėpuoti tuom, kad ateina tos norinčios, degančios akis ir gera yra suvokti, kad tavęs klauso ir tu kažkam čia esi svarbus. Nu bent jau aš taip jaučiuosi ir taip jaučiu, kad taip yra. Tai tikiu, kad tai yra abipusiai, tiek iš mano pusės, tiek iš studento pusės, tai dėl to man čia yra būti gera. Ir kad jo, man čia mano prasmė. Aš tai daryčiau, sakiau, nesvarbu kada, kaip, nes jaučiu, kad galiu duoti ir jaučiu, kad ima iš manęs. Ir va dėl to aš esu, dėl to gera. Ačiū visiems, kurie šiandien mus žiūrėjo. Visas laidas galite rasti SMK YouTube kanale, o dabar atsisveikinu iki kitų susitikimų.